Neįtikėtina Linos Gulbinaitės istorija. Vietoj teisininkės karjeros visus pribloškęs pasirinkimas. Kaip pritraukti sėkmę, pinigus ir susikurti laimę. Laidoje atsakymai, kurių šiandien Linos prašo tūkstančiai moterų. Kita tema – unikalios patirtys Kinijoje su garsenybių fotografe Ana Roso. Sveiki, šįsyk kviečiame jūs leistis į keliones ir tiesioginę, ir perkeltinę prasme. Iš pradžių susipažinkime su Lina Gulbinaite, moterimi, kuriai išties galima pavydėti gražaus gyvenimo, tačiau iki jo Linai teko nueiti nelengvą kelią. Yra žmonių, kurie gyvena taip, kaip reikia, pagal planą, pagal taisyklės, pagal lūkesčius. Ir yra žmonių, kurie vieną dieną sustoja ir pasirenka gyventi taip, kaip jaučia. Lina Gulbinaitė viena iš jų. Šiandien ji yra žmona, mama, verslininkė. Moteris, kuri dirba su žmonėmis, kuria patirtis, veda per pokyčius. Ji gyvena sostinės pakraštyje, gamtos apsuptyje, vietoje, kuri tapo ne tik namais, bet ir erdve susitikimams su savimi. Aš pati savęs tikrai prisistatyti negaliu, apart to, kad mano vardas yra Lina ir apart to, kad aš šiuo metu, be to, ką išvardinai, padedu žmonėms pamatyti save, pamatyti savo kelią, susigrąžinti, nesusigrąžinti, bet atsigręžti galbūt į savo autentiškumą. Ir į visą šitą sakinį sutelpa tiek daug, ko aš niekada nesutalpinu į žodžius. Ir prieš tau atvažiuojant irgi galvojau, o tai kaip man atsakyti klausimą, kas aš esu? Čia tas klausimas, į kurį niekada turbūt ir neatsakysiu. Galbūt todėl Šiauliuose gimusios ir likimo į sostinę atvestos Linos istorija ne apie atsakymus, o apie paiešką. Šiandien jos gyvenime telpa daug vaidmenų. Skirtingos erdvės, skirtingi žmonės, skirtingos jos pačios versijos. O gyvenime kasdienoje yra kelios Linos, ar ne? Mes dabar sėdime tavo namuose. Čia, kur gyvena tavo šeima, ar ne, tu esi kitokia negu ten, kur tu susitinki gamtoje su keliom dešimtim moterų, kur tavo mintys sukasi apie jas, arba ten, kai tu sukiesi ant parketo pramoginių šokių žingsneliais. Aš dabar jau stengiuosi būti ta, kuri aš jaučiu, kad esu iš tiesų visur. Tiek čia su savo šeima, tiek su žmonėm, ypač su žmonėm, su kuriais aš vedu užsiėmimus, kuriems aš vedu užsiėmimus, ar ne. Ten aš tikrai esu ta, kuri išjaučiu, kad aš esu ta. Aišku, kad yra tokių aplinkų, kur nėra saugu parodyti save tikrą, nes vis dar yra normalu, kad yra žmogų apsaugos mechanizmai ir jeigu aplinka nėra saugi, tai normalu, kad mes prisitaikom. Tai nuo tarpe ir aš tikrai labai prisitaikau, nes patirtis yra patirtis ir mes ne visada, ta prasme, aš ne visada galiu būti jau tokia atvira, jau tokia tikra, nes gyvenimas yra visoks. Ji šiandien kalba apie autentiškumą, bet pati labai gerai žino, ką reiškia jo ieškoti. Ši istorija prasideda ne nuo drąsos, ji prasideda nuo tylos. Aš kiek aš apie save prisimenu, tiek vaikystėje, tiek paauglystėje, aš buvau labai uždara. Praktiškai neturėjau draugių, labai mažai, 1-2 draugės. Buvau labai tyli, mane vadindavo tylenė, žmogus, mergaitė, kuri nešneka, kuri nesireiškia, kuri yra nematoma, gal taip pasakyčiau. Tai buvo mergaitė, kuri daugiau stebėjo nei kalbėjo ir ilgą laiką liko nepastebėta. Gal dėl to, kad jos gyvenime labai anksti atsirado vienas žodis – neįmanoma. Man kuo daugiau neįmanoma, to daugiau tampa įmanoma. Ir dar vienas atsiminimas iš mano vaikystės, kada mokykloje pasakė mokytoja, kad viena yra mergaitė, kuri baigė 12 klasių 10-ukais. Ir aš iš karto neįmanoma. Ir po kiek laiko atsitiko taip, kad aš buvau ta mergaitė, kuri baigė mokyklą 10-ukais. Ji neišmoko tikėti ribomis, ji išmoko jas peržengti. Ir už begalinį palaikymą visose gyvenimo situacijose visada liks dėkinga didžiausiam savo ramsčiui – mamai, kurią vadina ir brangiausiu žmogumi, ir geriausia drauge. Laikui bėgant jos gyvenimas pradėjo atrodyti būtent toks, kokį visuomenė vadina sėkmės lydimu. Nepriekaištinga išvaizda, gražūs namai, kelionės,
puikiai besiklostanti teisininkės karjera. Ir tada po darbo sportas, miegoti ir tas kartojasi 9 mėnesius, kol jau 9 mėnesį suvokiau, kad mano gyvenimas yra realiai pragaras. Man buvo taip liūdna, aš važiuodavau į darbą ir verkdavau, nes tai yra absoliučiai ne apie mane. Ir kita vertus, tai mane labai gąsdino, nes aš šitiek laiko prasimokiau, šitiek metų skyriau tam, kad būčiau sėkminga, o jaučiuosi viduje tikrai nekaip. Man neįdomu skaityti sutartis, man neįdomu taisyti, man neįdomu derinti tam tikrus sutarčių dalykus, ar ne. Man neįdomu priimti ir daryti kavą, kaip aš tuo metu dariau, ar ne. Man neįdomu atsakinėti į savo vadovo klausimus, nes aš save kažkaip pradėjau jausti visiškai kitaip. Aš turiu atsirasti kažkur kitur, o kur, pabaigus mokslus šitus, aš net neįsivaizdavau. Lina sako, supratusi, kad tai buvo momentas, kai viskas atrodo teisinga. Tik nebetinka tau. Nežiūrint aplinkinių nuostabos ir vidinės baimės dėl nežinomybės, ji priėmė itin nelengvą sprendimą – išeiti iš komforto zonos. Žinai, per 2 savaitės baigėsi pinigai ir ką, mama padėk? Man tuo metu aš išsiunčiau milijonus CV į visas, ta prasme, į labai daug įmonių. Ir pasakiau, kad į bet kokį darbą beeičiau, kuris neteisinis, blogiau man nebus. Nu, juk neprašai kasininkės darbą, ne? Ne, kasininkės neprašiau, Supratau. aš plius minus pagal savo gebėjimus ir pagal savo išsilavinimą. Ir labai įdomu, iškart atsiliepė viena įmonė, tai buvo į pirkimų vadybininkės poziciją. Aš nežinojau, kas yra vadyba ir aš nežinojau, kas yra pirkimai. Kartais naujas etapas prasideda nuo visiško nežinojimo. Didžiausi pokyčiai Linos gyvenime įvyko ne išorėje. Pagrindinis lūžis vyko jos mąstysenoje ir suvokime, ko iš tiesų nori iš gyvenimo. Piešimas apskritai ne mano dalykas, bet tai buvo tarsi terapinė tokia praktika, kur aš galėčiau kažkur išsikrauti emociškai. Nes kalbėjimas, ką aš darydavau su žmonėmis, su tais specialistais, mane uždarė absoliučiai. Prasme, atitraukė, nu viską aš išsikalbėdavau, bet nevyko kažkokio tai akivaizdaus pokyčio. Va, tai tas pirmas piešimas jau pradėjo laisvinti ir pradėjau matyti, iš pradžių pamenu tik tai juodas spalvą savo lapuose, o po to jau pradėjo šviesėti. Man labai sudėtinga buvo išjausti dalykus kalbant. Normalu, kad išjausti dalykus kalbant nėra taip paprasta, nes nebūtinai gali pajausti visą savo kūną, ypač jeigu tai yra apsaugos mechanizmai ir kūnas yra labai stipriai nujautrintas, kaip mano atveju buvo. Tai man susitikti su kūnu per kalbėjimą buvo tiesiog neįmanoma. Aš turėjau tikrai leistis į gylį, į judesį, o judesys jis padeda išjudinti dalykus, kurie yra užstrigę. Lūžio taškų šios moters gyvenime buvo ne vienas. Vidinė tuštuma ją privertė ne tik ieškoti naujos veiklos, bet ir laimės, kurios suprato neturinti pirmojoje santuokoje su savo sūnaus tėvu. Turėjau labai tikrai nuostabų žmogų šalia, tikrai nuostabų vyrą ir jis iki šiol yra nuostabus žmogus. Ir jis yra mano mylimo sūnaus tėtis. Nuostabu, ar ne, viską, ką aš ten turėjau, bet tai buvo mano susitikimas su savim pačia. Mano nelaimingumas tikrai nepriklausė nuo to, koks žmogus šalia manęs yra. Tai atsitiko santykėje, kur aš pradėjau save pažinti. Kur aš pradėjau pažinti, kada aš jaučiuosi laiminga, o kas man apskritai yra vyras šalia, o kas man yra santykis. Aš apskritai apie tai nieko nesupratau. Ir tai vėlgi, žinai, tai yra patirtis iš pirmųjų gyvenimo metų, kur aš neturėjau savo tikrojo tėčio šalia, ar ne, aš turėjau patėvį, kuris neatstoja tėčio, kuris kaip figūra yra, ar ne, bet tai nebuvo tas žmogus, kuris mane augintų taip, kaip augintų mylintis tėtis. Tai vat tas santykių nesuvokimas jis ir išlindo per santykių su vyru. Galbūt kažkas dabar klausantis tavęs pasakytų, labai rimti klausimai, kuriuos reikėtų užduoti rimtiems specialistams. Ei pasikalbėti, nežinau, pas psichologą, psichoterapeutą? Aš pradėjau nuo tokių žmonių, kurie oficialiai savęs nevadino, ten psichologo, psichoterapeutų, bet jie man buvo labai saugus ir labai artimi. Lina šiandien tvirtai įsitikinusi. Sunkūs sprendimai tai buvo kelias atgal į save.
kelias, kuris ją galiausiai nuvedė į vidinę ramybę ir laimę. Tai atrasti dabar ji padeda kitoms moterims iš visos Lietuvos. Labai skirtingos ir gali būti tikrai labai laimingos ir labai laimingos, netgi ir labai laimingos gali ateiti, juk nebūtinai eiti į savęs pažinimą, nes tas savęs pažinimo kelionė yra visą gyvenimą besitęsianti. Tai net tiesa, kad ateina tik tai nelaimingi žmonės, ateina ir laimingi žmonės, ar ne, bet jie nori pažinti, o kas dar giliau, o ką aš dar turiu, o kuo aš galiu pasitarnauti pasaulyje, kokios mano vidinės dovanos, o kaip aš dar galiu labiau spindėti, o kaip tą gyvybinę energiją dar labiau įdarbinti ir atskleisti. Kaip pasikeičia moterys po tavo darbo su jomis? Nežinau, jos meta vyrą, jos išeina iš darbo, jos numeta kilogramus, jos galbūt pasigražina pas grožio specialistus ir sako, štai naujoji aš. Na, šiandien madinga sakyti, ar ne, geriausia savo versija. Aš labai juokinga, kai žmogus taip sako, vat aš jau naujoji, vat aš jau pasikeičiu, vat atėjo šitas momentas. Nu, netėjo. Gali būti, kad mes šiuo metu ar ne save pristatom socialinį erdvį kaip kažkoks yra atskaitos taškas galimai, bet tos programos, kas būdavo anksčiau, jos vienaip ar kitaip tikrai duos apie save žinoti. Ir kai ateis tikras gyvenimo egzaminas, ateis kažkokios besikartojančios situacijos ir jeigu tu jas sureaguosi jau naujų būdų, jeigu tu jas priimsi jau kitaip, tada tikrai gali pasakyti, kad jau aš žengiu žingsnį į tą naująją savęs versiją. Bet galbūt jau aš naujai reaguoju į tas pačias situacijas, kaip reaguodavau prieš tai. Ne? Aš tikiuosi, kad moteris nemeta savo vyrų, net ir prašau to nedaryti, nes aišku, kad per tą, savaitgalį įvyksta toks sprogimas, aš viską supratau ir dabar viskas bus kitaip. Ne, tą energiją reikia integruoti ir su jais išbūti ir labai labai sąmoningai pasižiūrėti visus... Nepulti skirtis, tapti bedarbę ir... Nepulti, nes aš turiu tokių pavyzdžių, ne iš mano rato, bet šiaip turiu tokių pavyzdžių, kur žmonės nuvažiuoja irgi pas tos populiarius mokytojus, meta vyrus, meta savo darbus ir po to 3 metus bando atsigauti. Jeigu aš matau, kad man tas žmogus tikrai ne apie mane, pasižiūrėti, o kame mes... Bet kokia mano dalis atmeta, ar ne? Arba kokios savo dalies aš nepriemu, nes gali būti, kad iš tiesų mokytas yra nuostabus ir dažnai taip atsitinka su gražiom moterim, kad labai daug moterų susiprojektuoja, šita tai tikrai jau nieko negali manęs išmokyti, šita tik tai turtingus vyrus vilioja ir panašiai. Tai vat atsisukti ir atsigręžti vėlgi į savo tą dalį, kuri taip kalba, tą savo vidinį kritiką, nes čia irgi galima labai daug klaidų pridaryti, nes mes susitinkam su savo šešėliais per kitą. Aš parduodu visų pirma savo laiką ir erdvę, kur žmogus gali pasijausti saugus ir tikras. Parduodu savo žinias, parduodu tai, ką aš esu sukaupusi patirtį, gal sakyčiau, ir parduodu visą tai 1000 kartų mažesnę kainą, negu kad pati sumokėjau. Šiandien jos gyvenimas yra daugiau nei tik mylima veikla. Yra sutuoktinis, augantis sūnus, pramoginiai šokiai. Kasdienybė, kuri nėra tobula, bet yra tikra. Va to žmonės labai labai pasilgsta ir jie dažnai įvelka į kitus klausimus. Su partneris nesiseka, sveikata parėjo, ten nežinau, kur man toliau, nežinau, ką man su to daryti, nežinau, kur man dirbti ir panašiai, nežinau, kaip man realizuotis. Bet už viso to klausimas, o kas aš esu? Kada aš sėdžiu arba kitas sėdi ir mane mato, nežiūri, bet mato ir kai klauso. Ir tu jauti, ar žmogus yra present, ar jis yra esamajame momente, ar jis yra visas su tavim ir ar mes esam ryšyje. Ir jeigu mes esam ryšyje, tai yra ta laimės forma, tai yra ta laimės akimirka. Lina Gulbinaitė padeda žmonėms rasti save. Bet jos pačios istorija primena, kad kartais tam reikia prarasti tai, kas atrodė saugu, sustoti, nežinoti ir pradėti iš naujo. Ne taip, kaip reikia, o taip, kaip jauti. Kinija antra pagal dydį pasaulio šalis, kurioje gyvena beveik 1,5 milijardo žmonių, o teritorija tėra mažiau nei 50 kartų didesnė už Lietuvą. Tai šalis, kur modernumas ir tradicijos susilieja unikaliu būdu. Čia ir milžiniški miestai, greitieji traukiniai ir ramūs kaimai, senoviniai templiai bei kanalai.
Ana Roso ir jos sutuoktinis Pavelas dabar kviečia jūs keliauti kartu ir atrasti šią šalį tokią, kokios pažinti nesiūlo kelionių agentūros ir tradiciniai kelionių žinynai. Mama, linkėjimai. Ir aišku, visiems kitiems linkėjimai ir naudodamasis progą kviečiu visus atvažiuoti čia į Kiniją, parodysiu jums gražiausias vietas, tas, kurias nebūtinai jums parodo kiti gidai. 2 savaitės prabėgo tiesiog nuostabiai ir pralėkė kosminiu greičiu. Ana verkė nuo grožio ir laimės, o patys pirmieji įspūdžiai buvo nepakartojami ir garsiosios fotografės atmintyje liks visam gyvenimui. Šilko fabrikas Šanchajuje – viena pirmųjų lietuvių poros stotelių. Kinija nuo senų laikų garsėja aukštos kokybės šilkais. Ana ir jos vyras iš arti matė visą procesą – nuo kokonų iki minkštutės šilko patalynės. Lietuvoje realiai, niekaip mes negalim rasti patogių, fainų pagalvių, tai čia pagaliau mes radom. Mes atėjom į pižamų, šilkinių pižamų pasaulį ir žinokit, tiesiog aš apšalus, kokio grožio, fantastika. Aišku, ir kainos irgi gražios. Ana juokauja, įsigijus geriausią šių metų pirkinį, pagalvę su šilkiniu užpildu, kelionės patogumas pasiekė naują lygį. Anot jos, Kinijoje pragyvenimo lygis labai skiriasi priklausomai nuo regiono. Šanchajuje kainos didesnės nei provincijos miesteliuose, pavyzdžiui, restoranuose, kavinėse ar muziejuose, tačiau maisto ir kitos prekės vis tiek dažnai pigesnės nei Europoje. O tai M50. Buvęs tekstilės fabrikų rajonas, dabar gyvybingas šiuolaikinio meno kampelis. Čia daugiau nei 100 menininkų studijų, apie 100 galerijų, grafiti margintos sienos, kūrybinės kavinės ir dizaino dirbtuvės. Atėjome mes į vieną vietinę galeriją ir čia vyksta paroda piešinių. Atkreipėm dėmesį, kad visose piešiniuose nesimato pilnai veido. Matosi atskiri tam tikri veido bruožai, ten pavyzdžiui truputėlį skruostuko, bet visur žmonės nusisukę, žiūri viens į kitą, kažkur tai pasislėpę. Iš tikrųjų labai įdomus piešiniai, labai patiko. Tai rodo, kaip Kinija derina tradiciją su modernumu. Menas atveria individualumą, bet tuo pačiu pasakoja kolektyvinę istoriją. O tai didysis Šanchajaus prospektas, miesto širdis. Minios žmonių, ryškūs ekranai, tramvajai, gatvių šurmulys. Čia jaučiasi tikras megapolio ritmas. Tačiau Ana čia atrado netikėtą vietą. Katės kavinę, parduotuvę ir prieglaudą viename. Oh my god, mano nauja pūkuota meilė. Pasižiūrėkite, koks šis mažylis mielas. Šanchajus yra finansų ir mados centras, kuriame kainos aukštesnės nei provincijos miestuose. Tarkime, vakarienė restorane kainuoja nuo 10 iki 30 eurų, nors gatvės maistas dažnai vos kelis eurus. Miestai, kaimai, modernumas ir tradicijos vienoje šalyje. Būtent tokią Kiniją pažino lietuvių pora. Ana ir Pavelas aplankė Šanchajų, Pekiną, Avataro kalnus, senovinius kaimelius Fonhuan ir Džudzeo. Kinija yra nuostabi šalis. Mes turime tam tikrą įsivaizdavimą, kaip Kinija gyvena, kaip atrodo, kaip gyvena žmonės. Ir aš turėjau tą įsivaizdavimą. Mintis apsivertė aukštyn kojo. Mūsų visi gąsdino, kas jau buvo Kinijoje kažkada tai, kad čia neskanu, kad čia bjaurus maistas. Žinokit, maistas fantastiškas. Mes valgiam visur, mes valgiam, aišku, ir gerose restoranuose, mes valgiam street foodą, mes valgiam paprastose vietinėse kavinėse. Ir visur buvo maistas nuostabus. Ta prasme, ant tiek buvo skanu, aš realiai šoke. Šanchajus grynai mano miestas, jisai yra modernus, bet kur į kavinę, į parduotuvę užeisi, visi kalba angliškai. Į Šanchajų grynai galima varyti be jokių net ekskursijų, tikrai jautiesi kaip Europai.
Aišku, kitose miestuose be gidų tikrai būtų sunku, nes žmonės angliškai nekalba, visur hieroglifai, traukinių stotyje, jokių angliškų žodžių, nei vieno neradom, viskas tik kiniškai. Avataro kalnai, čia tiesiog kosmosas, čia kita planeta. Labai patiko tas autentiškas kaimelis, Phong Quang vadinasi, jo. Įeini į tą miestelį ir toks jausmas, kad tu patekai į 1400 kažkelintuosius metus. Labai patiko senis, ypač senis vakare, kaip šviečia miestas, kaip šviečia gatvės, patiko žmonės, miestas fantastiško grožio. Pekinas man pasirodė labai toks konservatyvus miestas, pilkas miestas, toks labai ramus miestas, norėjusi daugiau šviesų, daugiau šurmuliuko, ko aš tikėjusi iš Kinijos. Jį būtina ir aplankyti, ten yra būtiniausias vietos, kurios privalo aplankyti kiekvienas turistas, uždraustasis miestas, didžioji Kinijos siena. Čia vienas iš pasaulio stebuklų. Aš turiu tikslą aplankyti visus pasaulio stebuklus. Tai vadinamoji Šanchajaus Venecija. Vos 1,5 valandos kelio nuo miesto centro. Kanalai, jauki ramybės oazė, senoviniai namukai. Tai tikra pabėgimo vieta nuo miesto šurmulio. Džudzeo miestelis atspindi Kinijos kaimų autentiškumą. Palyginti su kitais miestais, čia kainos ir pragyvenimo lygis daug mažesni, o gyventojai dažnai gyveno kaip prieš kelis šimtus metų. Tai puikia galimybė suprasti Kinijos kontrastus, nuo modernių dangoraižių iki ramios Džudzeo Venecijos, nuo milijoninių miestų iki kaimų, kurių gyventojai niekada nematė didelio miesto. Gyvena milijardai žmonių šalyje, tai žmonės turėtų būti visur. Aš tikėjusi stovėti eilėse kelias valandas, bet mes nestovėjom eilėse. Kažkaip čia viskas taip gražiai, gerai organizuota. Tai buvo tam tikros atskiros vietos, kur buvo daug žmonių, bet vis tiek viskas labai greitai. Tuf, viskas praėjom. Labai švaru, labai daug tualetų. Realiai ant kiekvieno kampo yra tualetai ir mes niekur nemokėjom už tos tualetus. Maistas Kinijoje skiriasi pagal regionus, tačiau išbandyti vietinius patiekalus būtina patirtis. Didmiesčiuose galima rasti tiek prabangių restoranų, tiek unikalaus gatvės maisto. Kelionė po Kiniją lietuviams paliko neišdildomus įspūdžius, nuo stilingų miestų iki ramybės oazių. Ana ir jos vyras Pavelas pamatė Kiniją tokią, kokios nesitikėjo. Kelioniai aš statau 10 iš 10, labai patiko, aišku, mes pavargom, nes turėjom labai daug skrydžių, turėjom daug kelionių, važiavimų, įspūdį paliko wow. Ir aš šią kelionę prisiminsiu visam gyvenimui. Ir dar noriu pasakyti, padėkoti Kelionių akademijai, nes čia Kelionių akademija mums organizavo šią kelionę. Noriu padėkoti mūsų nuostabiausiam gidui Justui. Visi mūsų norai buvo patenkinti. Norėjome truputėlį ilgiau pamiegoti, mes miegojom. Norėjome valgyti, mes varėm valgyti. Į visus klausimus atsakydavo. Ir pasijėgiam, ir prižvengiam, ir nuostabiai praleidom laiką. Nuoširdžiai dėkoju gidui Justui ir Kelionių akademijai. Ačiū Jums. Ir iki kitų kartų. Aš manau, kad tikrai mes su Jumis keliausime ir pamatysime kitus pasaulio stebuklus. Tai buvo kelionė, kuris sujungė nuotykius, kultūrą, meno įkvėpimą ir neįprasto gyvenimo būdo atradimą. Pasak lietuvių, Kinija laukia kiekvieno, pasiruošusio pamatyti pasaulį kitomis akimis. Tiek šį kartą. Ačiū, kad prenumeruojate mūsų kanalą, kad esate ištikimi sekėjai socialiniuose tinkluose. Iki.